Po vakarykštės dienos nuotykių grįžau tikrai vėlokai į savo barlogą. Tai yra jau šiandien, o ilsėtis nuėjau apie 4 valandą nakties. Tai paskubėjęs prieš tai pasidalinti džiugių to vaizdainių, kad vis dėlto mūsų bendražygis, bičiulis, bendramintis vyras nuo vardu Marius laisvėje. Dabar apskritai, kas susiję su komentarais ir komentavimu po mano vaizdainiais. Mačiau jau ne pirmą kartą žmonės rašo, piktinasi, kad nepraleidžia komentarą arba suskiai trina mano komentarus galvodami, kad ten sistema trina galbūt. Anksčiau buvo taip, kad kai aš nebuvau įvedęs filtro komentarams, tai sistema tikrai pratrindavo kai kurios komentarus, prie kurių trinimo aš neturėjau nieko bendro, nekišdavau rankų, praeidavo visi ten. Dabar, kadangi atsirado, tiesiai šviesiai pasakius, dalbajobų, konkrečių dalbajobų, kurie ten po vaizdainiais rašo ne to, kad kažkokias argumentuotas nuomonės ar ten kontroversijas kažkokias, bet tiesiog dalbajobizmą, konkretų dalbajobizmą. Pavyzdį galit pasižiūrėti dabar čia vieną iš tokių komentarų, pasiskaitykit tekstą. Ir įdant, kad tokie dalbajobai nedrumstų mano kanale eterio, kad neužsiveltų ant tokių dalbajobiškų komentarų pagrindo, dalbajobiškos diskusijos ten aptarnėt, nukrypstant nuo vaizdainio temos, aš filtruoju visus absoliučiai komentarus ir tokius dalbajobiškus komentarus net nepraleidžiu, o jų autorius iš karto talpinu čia va. Jeigu jie sunkiai telpa, tai jau koks didesnis, tai pasiimu telefonų ir jie puikiai čia nugula. Tai kas liečia komentarus. Ir konkrečiai vakar, sakykime, kadangi grįžau ten apie 2 valandą nakties, jau tiksliau šiandien, šią naktį grįžau, tai kol peržiūrėjau tos visus komentarus susikaupusius prie to filtro, kad aš pažymėčiau varnelę, kad juos praleidžiu. Tai taip ir gausi, kad žmonės ten parašė 1 ar 2 komentarus, vienas net parašė 3 ir trečiam te parašė suskiai ten nepraleidžia ar trina komentarus. Tai nesuskiai ten trina, bet tiesiog aš juos paleidau tada, kada sugebėjau grįžti, nes kelionėse, kaip žinot, aš interneto neturiu ir nevaldau savo tinklapių, ne vieno to puslapio nevaldau. Tai va, čia tokia buvo gaišatis, uždelsimas dėl komentarų. Apie kitus nuotykius kitam vaizdainiai.